Oi, kokie svečiai. Labas. Labas, nesitikėjau, kad būsi. Čia tau simboliškai. O, Dieve, ačiū. Bet aš negeriu šampano. Tai nieko tokio, aš išgersiu. Tai užėjai. Užėjai. Gražiai atrodai, Margarita. Tu ne viena? Gražiai atrodai, Margarita. Tu ne viena? Labas, šampanas, klausyksiu, kol du pagurkšnosim, ane? Nu, pasako, kaip gyveni. Ką čia pasakot? Butą noriu parduoti, tai Margarita domisi, tai ir atėjau paklausti. Ai, tai tu vienas gyveni, ne? Vienas. O tu senai čia? O kad čia klausi? Nu, supratau, gerai, aš užeisiu gal vėliau, nes, matai, komercinės paslaptis, tai dviem reikia pasižiūrėti. Aišku, komersantas, ane? Man viskas aišku. Kas čia aišku, kuo tu juokies dabar? Na, pasikalbėkit čia apie butą, tyliai, taip aš išeinu. Baig tu medą, nėra jokių paslapčių. Bet išgersim arbatos. Ne, tai aš suprantu, nieko to. Taigi Margarita tau paaiškins. Na, tai Ne, nu galėjai dar pabūk, medą. Sveika. Labas. Ką čia reikia? Prekinuosi. Žinok, jeigu reikia kosmetikos, čia yra pati geriausia vieta Vilniuje. Aš kai grįžtu iš užsienio visą laiką čia užsuku. Rimtai? Čia žymiai mažesnės kainos. Geras, man kaip tik reikia rankom kremų, nes kažkaip pradėjau skilinėti. Tai gerai, tai paskui ateis šeimininkė viską parodys. Ateis, parodys? Eik, tu savo kaip gerai. O, mama mija. Čia visi? 7? Tai aišku. Taigi sąžiningai užsidirbai. Jo. O tu galvoji, kad išdursi. Ai. Taigi va marškiniai tėvui. Sandra, nu tu mane išgelbėjai, supranti? Eik, tu savo, jos spalva. Čia kaip tik paplaniai. Baigtai, tai jeigu reiks kokios pagalbos, tai visą laiką kreipkis, gi padėsiu. Tai aišku. Nu, kaip tau su Donce? Ai, su to Donce, tai normaliai. Nu, tai gerai, kad baigės tos parkės. Jo. Klausyk, Sandra, ką mes toliau darom, ką? Darbinuos pas tėvą ir toliau čia, žinom, ką? Baigtų. Pasiėmė skaitytuvą. Jiems patiems reikėjo. Och, tu velnis. O čia tai negerai. Čia tai negerai. Bet yra viena tokia diela. Tai pasakok. Ne, čia, žinok, labai sudėtinga. Čia profams, čia net ne mums. Pasakok, nieko nėra man sudėtingo. Nežinau, čia labai rimta, žinok. Aš dar pati neapsisprendžiau. Tai kaip apsispręsi, tai
Vaidotai, nu, aš jau kieme. Gali skambinti. Supratau. Iki. Advokatas Pulkauskas. Sveiki, čia Vaidotas. Na ir kas? Klausykit, Kristina, aš galiu palikti ramybėj. Galiu netgi išvažiuoti iš Lietuvos, jeigu norit, bet tik su viena sąlyga. Kokia sąlyga? Telefonu aš nekalbėsiu, reikia susitikti. Kada? Dabar, aš čia netoli jūsų, esu prie parduotuvės, pasidaryk pats. Dabar negaliu, bet kai Kristina grįš, aš privažiuosiu būtinai. Tai jūs man paskambinsit? Jau važiuodamas pasuksiu. Gerai, lauksiu. Dieve brangus, kaip maži vaikai. Labas. Labas. Kaip pavargau. Šiandienos. Nu, visos kelnės baigėsi. Eik tu, o tai kodėl tu mane paskambinai? Ką tik pamačiau? Nu, žinok, aš antrą kartą į parduotuvę tikrai nebevažiuosiu. Tu nuvažiuok, nieko neveikygi. Dirbu. Ai, dirbi. Kažkaip ilgai tu parduotuvėse užsibūni. Nu, kur jau ilgai, aš tiesiog pamačiau apatinių trikotažo nuolaidos didelės buvo ir batų man reikia. Kas tai yra, ko tu taip žiūri? Atrodai gerai. Oskarą duočiau. Kaip? Tu meluoji ir gyvatė. Tu atsargiau su žodžiais. Rankinuką duok man savo. Kam to reikia? Negali duot? Rankinuką? Aišku, galiu. Prašau. Ir ką tu su juo darysi? Aš tau tuoj paaiškinsiu. Ko ta meda išbėgo, taip ir nesupratau. Nu, aš irgi nesupratau, taigi norėjau šampaną išgerti. Aš, Margarita, norėjau tu pasakyti, kad aš ne tik dėl buto atėjau. Aš atėjau dėl to, kad vėl norėjau tave pamatyti ir išgirsti tavo balsą. Aš negaliu pamiršti tavęs. Kažkas ne taip? Aš kažką ne taip pasakiau? Ko tu juokies, taigi aš nuoširdžiai sakau. Baig, tu ko valdai? Jėzu, mes esam seni pažįstami. Taigi tu su Kristina draugavai, gyvenatgi net kartu. Mes negyvenom su Kristina niekada. Atsiprašau, nesvarbu. Supras. Margarita, aš noriu būti su tavimi, nes tu man patinki. Dieve mano, bet taigi aš su savo draugiu eksis tikrai neprasidedu, net minties tokios neturiu. Čia jau juokinga yra. Nieko nesuprantu. Nu, ko tu nesupranti, ko valdai? Man Kristina yra daug brangesnė negu, atsiprašau, to.
O be to ir tos simpatijos tai yra tau labai minimalios. Na, jeigu minimalius, tai jau kažkokios tai simpatijos. Vis tiek yra. Baikim, viskas, užtenka. Dieve, nebekalbėkim apie tai. Tu visai nepažįsti moterų. Nežinau, dabar tau toks laikotarpis, kad tu visai blaškaisi. Ar tu žinai, ko tau reikia? Aš žinau, ko man reikia. Taip. Ir ko? Nesakysiu. Gerai. Baigiam čia. Ką čia mes? Gerai, viskas gerai. Ne, paklausyk. Ne, viskas Jeigu gerai. atvirai kalbamės. Viskas gerai. Tai tu pasakyk man, ko tau reikia. Aš negaliu būti vienas, supranti? Tik pasidaro tylu, aš girdžiu Simono šauksmą, pagalbos šauksmą. Man reikia žmogaus, kad aš nebegirdėčiau to balsą. Nu, dėl Simonos skoldo aš tikrai tave užjaučiu. Tu supranti, jinai šaukėsi pagalbos. O aš juokiausi. Vat kaip šį vakarą. Aš prašausi pagalbos, o tu juokiesi. Nepyk, bet tas balsas tikrai, tavo juokas nuskambėjo kraupiai. Gal aš gerai. Tik man durniui reikia. Ko, Valdai, sorry. Atleidžiu, žinok, aš tikrai nežinau, kas tavo širdį dedas. Ne taip. Kovaldas pramoginis, Kovaldas molis, lopas. Kas nori, tas ir stumdo. Žinau, jūs moteris. Žinau, ką jūs kalbat. Nu, ką tu sakai, nieko mes nekalbam. Nekalbat, dar sesova viena čiūdikė tik tai ir pakenkt nori. Viena kenkė, kita pabėgo. Aš nežinau, ką daryti. O dar ta istorija su Kristina, bet gerai, baigiam, bet tu teisi, Margarita. Stopudovai teisi. Nereikėjo čia man nieko pradėti. Gerai, jau aš eisiu. O dėl būto kaip? Ai, porą savaičių gali palaukti. Gerai, palauksiu. Pamirštam viską, kas čia buvo, gerai? Nieko nebuvo. Pasijuokim ir viskas. Tu juokeisi, ne aš. Pauliau, paaiškink, kas su tavim darosi. Astronomas tavo skambina. Gali paaiškinti, kaip jūs likot ant ledo. Nieko nesupratau. Apie ką tu kalbi? Nieko nesupranti. Ja? Atradai savo būsimą bylą, bet negalėjai prišildyti, nes aš grįžau. Paskui išvažiavai į sodybą tą prie Nemenčinės, kur tave tokia gera vaiko motina. Bandė prismaukti kažkoks maniakas išėjęs iš miškų. Aš visiškai nesuprantu, apie ką tu kalbi. Mes atrodo viską ką tik išsiaiškinom. Kristina, aš tave buvau perspėjęs. Paskutinis kartas. Nesupratai. Gerai. Dabar bus taip. Kortelės. Anuliuotos. Vairuotojo pažymėjimas nebegaliojantis. Šitą irgi nebegaliojanti. Pasas dar mūsų. O, jaunystės nuotraukos prisiminimai. Anuliuojama. Tu išprantaš tikriausiai visiškai? Viskas. Sėdėsi dabar namie. Aišku, tu žinai, kad tau atimtos motinystės teisės. Ką? Kas jas atėmė, man įdomu? Aš atėmiau. Tu. Aš. Ir bet koks teismas tai patvirtins.
Ir jeigu tu dar kartą susitiksi su to savo astronomu gyvatė, tai aš tave pasmausiu. Viskas, supratai, viskas, aš jau laikas! Sėdėsi čia! Ir vaiką tu šliundra! Blemus buvau pamiršus tos marškins, bet kaip gerai, kad Sandra parvežė. Tai kaip aš atrodau? Eik, tu žiauriai, tau tinka, čia naujas tavo stilius. Jo. Ačiū tau, dukra. Kad tu žinotum, kokia tu man brangi. Ašgi nieko svarbesnio pasaulyje neturiu už tave. Eik, tai gera mėda. Nebūk tu toks liūdnas. Aš irgi tave pradėsiu verkti. Meda yra tik dekoracija. O tu esi mano dukra. Tu esi mano kraujas. Tu va, kokius marškinius tu man parveži. Ačiū tau. Tai tu man brangiausias esi. Matai, visada kažkaip užstoji, pergyveni dėl manęs. O kai augau viena tokia kokia benamė katė, visi tik daužė. Kaip tai daužė? Mušė tave? Na, būdavo, kad ir muždavo. Kas tokie? Ai, baig. Man buvo gal 16. Žgariūnį mane vydavo, ten aš būriau žąsinus su naperstininkais. Nalogus ten mums uždėdavo, būdavo, kad ir snukį gaudavau. Tai va, bet paskui aš vieną tokį šustreką pasigavau, nupurškiau dujom ir dar su kablais pašokinėjau. Nešiau tokius ant kablų. O, čia tai reikalas. Gyvenime, dukra, kartais tikrai būna situacijų, kai reikia už save pastovėti, pakovoti, netgi pasimušti. Donce tai bijosi mane muštis. Tai ką ten Donce? Slabakas. Bet tai kokius tu man marškinius parvežė, nu, net nežinau net ką pasakyti, kažkaip net geriau gyventi pasidarė iš tikrųjų. Ačiū tau. Iš ką? Reikia vyniot man atkis mane iš čia. Su Donce kažkaip nebesinori pyktis. Nesipyki tikrai. Tu aš tave parvešiu. Kristina, o pagaliau, o kaip ten? Vaidotai, aš tau papasakosiu, kas atsitiko, kur tu esi dabar. Aš čia prie pasidaryk pats. Aš nežinau, kas dabar bus. Kas nutiko? Aš papasakosiu, kaip privažiuosiu. Aš Paulių palikau, aš išėjau. O Nojus? Nojus su manim. Tuoj. Tai kam žadėti? Nu kam žadėti? Vida, kas galėjo pagalvoti, kad čia net dideli pinigai nesuveiks? Aš kaip durnė, supranti, važiuoju iš šitos Šiaulius. Į ponas Forza grožio saloną, pas Robertą kirpėją. Aš prisigyriau visiems. Nu gerai, sorry, kam tu prisigyri? Papasakojai Margaritai, Kristinai, kam dar? Kristinai, Margaritai. Kam dar, pasakyk. Tu mane nervini!
Čia tu mane nervini, Meda. Darai iš nieko skandalą. Iš nieko. Tu nesilaikai savo žodžio, va. Meda, aš tam nedaviau jokio žodžio. Jeigu ką, aš sakiau, kad pabandysiu. Aš nekaltas, kad tas mano draugelis pasakė, kad žurnalo nedomina tuštutės. Tai aš tau dar ir tuštutė. Blemba, Meda. Ir vanduo, ir šaltis.